Šiais metais lietuvių tradicinis patiekalas šaltibarščiai nominuotas geriausia šalta sriuba pasaulyje, todėl kūrybingas jaunimas įrodė, kad užsieniečiams tikru atradimu tampanti rožinė šaltsriubė daugiau nei tik maistas, o šį savo išradimą šiandien pristatė ir Panevėžio miesto verslininkams. Šaltibarščius galvojame sukurti, pagalvojame. Turime šaltibarščius, tradicinį maistą, bet, kaip jis atrodo kaip ir nieko ypatingo, todėl gavome galimybę naudoti Supergardino patalpomis gamybos ir sugalvojame juos konservuoti. Liofilizacija tai vienas iš pažangiausių konservavimo būdų. Juos konservavome ir paaiškėjo, kad mūsų produktas, tas visas rinkinys, jį galima bet kur transportuoti ir padovanoti giminėms užsienyje arba lietuviams gyvenantiems užsienyje. Jaunieji verslininkai iš pradžių užsiėmė tik testavimu, kadangi norėjo sukurti žiemos rinkinį, tačiau šis noras nepasiteisino ir sumanė išbandyti vasaros rinkinį. Iš pradžių testavome ir norėjome padaryti žiemos iškylos rinkinį, ne iškylos, bet tiesiog žiemos rinkinį. Į rinkinį ėjo kaimiški lašiniai, kaimiška duona, juoda duona tiksliau, ir marinuoti agurkėliai. Kas nepasiteisino, tai lašiniai dėl didelio kiekio riebalų ir duona dėl mažo kiekio drėgmės. Vienintelis produktas, kuris pasiteisino, išsiliofilizavo, tai marinuoti agurkėliai. Tad nepavyko mums padaryti žiemos rinkinio ir nusprendėme judėti prie vasaros iškylos rinkinio. Šaltibarščiai buvo šaldomi 1 parą, kol vyko giluminis jų šaldymas ir tik tada juos liofilizavo 3 paras. Užmaišėme kefyrą ir burokėlius, juos sudėjome į skardas ir vyko giluminis šaldymas. Jis vyksta 1 parą. Kol šąla šaltibarščiai, pjaustome agurkėlius, svogūnų laiškus, kiaušinius, bulvytes virtas ir iš šaldiklio dedame liofilizatorių. Šaltibarščiai liofilizavosi 3 paras. Kad pasiektų ilgą galiojimo laiką, mažą svorį ir išsaugotų visas autentiškas skonio savybės bei maistinę vertę, komanda pasitelkė liofilizaciją, džiovinimo šaltyje procesą, kai iš maisto produktų pašalinama visa drėgmė. Liofilizacija yra vienas iš konservavimo būdų, kuris ateityje tikrai bus numeris 1 konservavimo būdas, nes juo galiojimo laikas produkto prasitęsia, tai jiems nereikia jokių ypatingų laikymo sąlygų. Rožinės spalvos šaltsriubė jau pasiekusi žmonių širdis ir įvertinta teigiamai. Pasak jaunosios verslininkės Rugilės, šių liofilizuotų šaltibarščių skonis prilygsta kaip tikrų šaltibarščių. Patys žmonės vertino tikrai teigiamai, visiems patiko ir sakė, kad skonis tikrai prilygsta kaip tikri šaltibarščiai. Bet neradau nei vieno žmogaus, kuris sakytų, kad jam nepatiko arba kad skonis skiriasi, ir mano tėvai sakė, kad labai puikus skonis gavosi. Jau šį penktadienį mokiniai išvyksta į Vilniuje organizuojamą nacionalinį Vilnius Expo, kuriame pristatys savo unikalų kūrinį. Tikrai neapsiribosime tik šiandienos renginio, kaip tik šį penktadienį išvažiuojame į nacionalinį Vilnių Expo, kur pristatysime savo šaldytus liofilizuotus šaltibarščius. Svarstant, ką tokio autentiško galima sukurti, verslumo mokytoja Rita tikina, kad norėjosi labai neatitrūkti nuo autentiškumo ir pasirinko šaltibarščius. Ką mes čia galime sukurti? Norėjosi labai neatitrūkti, aišku, buvo liofilizuoti ir alijošius, bet norėjosi kažką autentiško, nes pasauliui galime būti įdomus tik tai savo autentiškumu. Ir to nereikia pamiršti, reikia tai puoselėti. Tada buvo pagalvota apie cepelinus, cepeliną tai ko gero ten nelabai liofilizuos ir tada sekantis buvo šaltibarščiai. Pristatymo metu dalyvavo žinomi Panevėžio verslininkai ir įvertino jaunųjų verslininkų idėją. Reikia džiaugtis, kad tokios idėjos gimsta mūsų regione, konkrečiai Panevėžyje. Džiugu, kad jie yra nugalėtojai paskutinio renginio, kurį organizavo Junior Achievement ir tai buvo Expo mokomųjų bendrovių paroda. Jie ten tapo nugalėtojais, tai aišku, tai yra didžiulis jų pasiekimas. Tolimesnė eiga yra susijusi su įrangos įsigijimu. Tai jeigu ateityje pavyks jiems suorganizuoti, lėšas, sugeneruoti lėšas, šitos įrangos įsigijimui, tai aš manau, kad ta bendrovė gyvuos ir sėkmingai gyvendins visas verslo savo išsikeltas idėjas. Tai džiugu, kad jaunimas turi idėjų, ieško jų realizavimo galimybių, džiugu, kad įsijungia ir mokytojai. Tai žodžiu, tas darinys bendras, manau, kad tikrai turi rezultatų. Ir šiandien akivaizdžiai matom, kad sukūrė absoliučiai naują
gaminį, tai ir tradicinis, ir kartu visiškai labai modernus, inovatyvus gaminys. Tai manau, tuo reikia tik tai džiaugtis ir džiaugtis, kad Panevėžyje yra tokio puikaus jaunimo. Kūrybingi Panevėžio minties gimnazijos mokiniai savo produkciją pristatė ne tik verslininkams, bet ir miesto gyventojams. Norintys išbandyti jų produkciją, galite kreiptis į Frostik Facebook puslapį.